atidžiau, mokome kiek įmanoma atidžiau klausyti informacijos, jeigu kažkokių kiltų klausimų, kad būtų lengviau e, kalbėti ir lengviau suprasti jūsų užduodamus klausimus ir pateikti jums tinkamus atsakymus. Netrukus paleisime klausimų ir atsakymų skiltį, įjungsime klausimų atsakymų skiltį. Tikiuosi, kad po truputį ir matote ją. Entire screen. Ja, tai štai šitoj vietoj, atsiprašau, šiek tiek vanoja, šitoj vietoj yra klausimai atsakymai. Šito pliusiuko dėka galime užduoti klausimą, galite paskelbti anonimiškai, jeigu kažkam tas klausimas aktualus, galite jį reitinguoti, na ir mes matysime, apie ką klausimas ir bandysime jį atsakyti. Tai kol kas stabdau bendrinimą. Tiesa, jeigu norėsite ir žodžiu pakelti, galite čia pakelti ranką, tada mes matom, kad kažkas pakėlęs ranką ir bandysim atsakyti. Na, galbūt tiek bendros informacijos. Labas vakaras visiems, kurie tik dabar prisijungė. Dėkoju, kad domitės Vilniaus Antakalnio progimnaziją. Tikiuosi, kad susitikimas galbūt atsakys į jūsų rūpimus klausimus, o mes pamėginsime pateikti informaciją apie savo mokyklą. Esu Tomas Jankūnas, Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius, dirbantis jau 12 metus šioje mokykloje. Tai man be galo smagu dirbti šitoj mokykloje, kaip mokyklos vadovas, bendro ugdymo mokyklos vadovas, būtent savo karjerą pradėjau šitoj mokykloj. Tai tikrai nueitas nemažas kelias ir tikrai įveikta visokių įdomių užduočių, jos visą laiką skirtingais etapais. Mokykla yra gyvenimo dalis, mūsų gyvenimo dalis ir neabejotinai susijusi su žmonių gyvenimais. Ta prasme, kad viskas, kas vyko Lietuvoje, kaip keitėsi Lietuvoje gyvenimas, taip ir keitėsi pati mokykla. Per tuos 12 metus ši mokykla tikrai pasikeitė tuo, kad, tarkim, jeigu jinai savo egzistavimą pradėjo nuo to, kad buvo įsteigta buvusios mokyklos patalpose, tai šiandieną jinai turi atskiras patalpas. Vaikai mokosi nuostabiame, gražiame Antakalnio rajone, kuris istoriškai yra tikrai turi kuo pasigirti ir yra nuostabus ir įkvepiantis, suteikiantis daug galimybių. Tai vis karts nuo karto turime tai atrasti. Na, o patys kaip žmonės esame ne kartą patyrę įvairiausių iššūkių, tarkim, ir pandemijoje, dėl to teko ir nuotoliu mokintis, ir netgi teko pakovoti dėl mokyklos patalpų, jeigu dar žiūrint ankstesnį istoriją. Tai šiandieną esame ramybės zonoje, galime pradėti kalbėti daugiau apie tai, ko mokome, kaip mokome ir dėl ko gyvename. Nenoriu labai daug įsiplėsti, kalbant apie pačią mokyklą, bet galime drąsiai pasakyti, kad esame iš tų mokyklų, kur tiek mokymosi rezultatai, tiek mokinių gerovė yra vienodai svarbus, taip esame apsibrėžę pagal geros mokyklos koncepciją. Vadinasi, kad mums ir svarbu taip, kaip mes mokomės kartu, ir nemažiau svarbu tai, kaip mums sekasi išmokyti pagal valstybės standartus nustatytus mokinius. Kitaip sakant, mums ir svarbu ir pažymiai, ir rezultatai, kuriuos pasiekėm mokykloje. Šiandieną man mokyklą padės pristatyti mano komandos nariai. Tai pirmiausia, pristatysiu tą, ką matau. Tai pavaduotoja Čenita Linkutė Vujcik, kuri šiuo metu atsakinga už pradinį ugdymą, kuruoja pradinio ugdymo klases ir taip pat rūpinasi menų technologijų
mokytojų metodinė grupė, tai kuruoja ir 5-8 dalykų mokytojus. Taip pat čia Anita gali atsakyti apie visos dienos grupę. Neseniai pradėjusi šitą sritį gavusi, bet tikrai imliai imasi šitos užduoties ir manau, kad tikrai turi pakankamai kompetencijos, kad galėtų jums padėti, jeigu kažkokiu turėsite klausimų. Kita pavaduotoja norėčiau pristatyti, tai Jurgita Paravinskienė, bet Jurgita nesu tikras, ar įsijungusi esi kamerą. Įsijungus. Jo, tik tais aš jos nerandu. Su kamera. Labai gerai. Reikia dar man tave atrasti. Tai Jurgita kuruoja, labai ačiū, kad atsiradai. Jo, Jurgita kuruoja 5-8 klases. Ji yra atsakinga už pagrindinės mokyklos pakopą. Taip pat yra ir priėmimo komisijos pirmininkė. Taip pat ir mokytojų atestacijos komisijos pirmininkė. Tad, kad viena iš ilgiausiai dirbančių mokyklos vadovų, tai turi neabejotinai labai daug kompetencijų, labai konkreti. Na ir jeigu turėsite jos ryties klausimų, tai bus labai malonu, jeigu kad juos užduosite. Na ir trečioji komandos narė, labai irgi džiaugiamės šiuo žmogumi. Tikrai tai netrandu, ar įjungta kamera, bet tikiuosi Agnė ką nors pasakys, tai Agnė Tai pristatau Agnę Motiejūnę ir Agnė kuruoja įtraukųjį ugdymą mokykloje, rūpinasi socialiniu, emociniu klimatu, tai kad yra ir vaiko gerovės komisijos narė, na ir padeda mums įvairiausiais projektais. Labai smagu, Agnė buvo mus palikusi kažkada, nes kažkada kuravo neformalų švietimą, atėjo per Renkuosi mokytis programą, bet po kiek laiko sugrįžo ir pastiprino mokyklą įtraukiojo ugdymo kontekste. Na ir aišku, rūpinasi ir kitais svarbiais dalykais, kurie kasdien įvyksta mokykloje. Tai tokia mūsų vadovo komanda, kuri pagrindė ir kalbės ir pristatys mokyklą, ir tada perleidžiu žodį gerbiamom pavaduotojom, o visa kita, jeigu turėsite klausimų, matau, kad kažkas jau atradė šitokią galimybę, tai bandysime juos atsakyti. Tai prasmingo susitikimo ir žodis pavaduotojams. Tai laba diena, dar kartą visiems. Aš dabar bendrinsiu skaidres. Nežinau, matot? Matom. Gerai. Tai pradėsiu turbūt kalbėti aš ir turbūt ta viena pagrindinė tema, kas yra aktualiausia pirmiausia, tai aš pradėsiu nuo priėmimų. Kokiegi ten reikalingi dokumentai, trumpai, sklandžiai ir po to po viso mūsų pristatymo jau galėsite, jeigu kažkokių klausimų kils ar kažko, tai tada galėsite dar papildomai užduoti, tikrai atsakysiu. Tai jeigu kalbant apie priėmimą, tai pirmiausia, prašymus jūs turite pildyti svetainėje, kuri yra www.švietimas.vilnius.lt. Prašymai yra pildomi nuo kovo 1 dienos iki gegužės 31 dienos. Aš gal labai trumpai greitai į tą svetainę įlysiu, parodysiu, kaip tai maždaug atrodo, kaip tas prašymas yra pildomas. Tai jūs matytumėte tokią svetainę, čia atsidarote, aš jums dabar rodau tiesiog patį principą, kaip yra užpildoma, prisijungiate per elektroninius valdžios vartus, einate, kur teikti prašymą į mokyklas, tada jūs spaudžiate pateikti visą, perskaitote iki galo, taip sutinkate su varnele ir tada jūs spaudžiate pildyti prašymą. Prašyme užpildote visus vaiko duomenis, taip, nurodote vardą, mobilų telefoną,
Pirmiausia, ten savo viską. Tada vaiką užpildote, taip, nepamirštate vaiko duomenų įvesti, kitaip jums ir neleis pateikti prašymą, kol jūs to neužpildėte. Ir svarbiausia čia, pasirenkate klasę, į kurią norite būti priimti. Jeigu norite būti pradiniai mokyklai, būtinai pažymėkite dienos mokyklą, būtinai pažymėkite, kokią kalbą mokysitės. Būtinai turite pasirinkti dorinį ugdymą, etiką arba tikybą, tada pasirenkate užsienio kalbą pirmąją ir jeigu būsite, čia dar nėra prašyme pavyzdį, ir tada renkatės, papildomai pasakysiu, renkatės 3 mokyklas. Čia tiesiog pačio prašymo principas, kaip jums reikia užpildyti. Tai jūs tą patį galite surasti irgi prisijungę prie švietimo, visas tas gaires, kaip yra užpildomas prašymas, su visais pamokymais, tai va tiesiog pasižiūrėję. Ir galite prašymą koreguoti, ar ne, galite prašymą taisyti iki pat gegužės 31-osios. Tuo pačiu dar noriu parodyti, kad jūs čia galite rasti ir savo mokyklą, pasispaudę mokyklų žemėlapį, galite čia įsivesti savo mokyklos adresą, pavyzdžiui, Antakalnio, tegul būna 31, pasirinkite lietuvių kalbą, pasirinkite, pavyzdžiui, 5 klasę, ir ieškoti, ir matote, kad teritorinė mokykla yra Vilniaus Antakalnio progimnazija, o čia yra specialioji mokykla, jeigu vaikai reikia specialiosios ugdymų. Tai visą tą jūs galite pamatyti šioje svetainėje, grįžtų į skaidres, paspaudę www.švietimasvilnius.lt. Tai dar kartą primenu, kad prašymai yra pildomi nuo kovo 1 dienos, jau prasidėjo pildymas ir iki gegužės 31 dienos. Joks eiliškumas, kada jūs užpildysite, ar užpildysite kovo 1 ar gegužės 30, tas reikšmės tikrai neturi. Prašymai yra svarstomi visiškai ne pagal užpildymo laiką, bet remiantis pirmumo kriterijais ir taškų skaičiavimu. Toliau einam, ko turėtumėte nepamiršti. Skaidrės įjungt, prašau. Aš šiaip tai įjungiau, žinokit. Ja, įsijungi. Aš šiaip tai ir skaidrės įrodau. Gerai, dar kartą grįžtu, tada susibendrinu. Matyt, nušoku. O dabar? Gerai? Matosi? Gerai. Kai išėjau iš svetainės, nušoko nuo skaidrų. Tai noriu priminti, kad kai pildysite prašymą, jūs turite teisę pasirinkti ne daugiau kaip 3 mokyklas ir viena iš jų turi būti būtinai jūsų aptarnavimo teritorija. Tai yra teritorinė mokykla. Tai nereiškia, kad jūs turite būtinai rinktis 3 mokyklas. Jeigu jūs apsisprendę mokytis tik tai mūsų mokykloje, tai gali būti ir viena mokykla arba 2 mokyklas, bet daugiausia leidžiama pasirinkti 3. Visas priėmimas Vilniaus mieste yra vykdomas remiantis gyventojų deklaruota gyvenamąją vietą. Faktinė vieta jokios įtakos neturi. Tai jeigu jūs turite, nuomojate, pavyzdžiui, Antakalnyje kažkokį butą ir nesate deklaruoti, tai visas šitas neegzistuoja. Jokios nuomos sutartys nėra priimamos ir už jas jokie taškai nėra skaičiuojami. Viskas tik dėl deklaruotos gyvenamosios vietos remiamas. Ką turėtumėte prisiminti, jeigu pildote prašymus, kas jums yra aktualu kaip tėveliams, kaip globėjams. Prašymo teikėjui yra viskas patvirtinama jūsų elektroniniu paštu. Todėl teikdami prašymą būtinai pasitikrinkite, ar teisingai nurodote savo elektroninį paštą. Taip? Jeigu jums reikės, jums bus dar papildomai atsiųsta, kad susipažinti su tam tikromis papildomos priėmimo tvarkomis. Apie kvietimą mokytis jums bus automatiškai pranešta elektroniniu laišku. Tuo pačiu, per patį pirmą pakvietimą jūs dar galite nepatvirtinti savo pasirinkimą, nes jums yra sudaromos galimybės sulaukti visų įmanomų kvietimų, vadinasi, patvirtinti pasirinktą mokyklą jūs galite antrų kvietimų po antrojo posėdžio. Visus posėdžių tvarkas, visas datas jūs taip pat galite matyti toje pačioje svetainėje www.švietimasvilnius.lt, kur pildysite prašymą, kur yra aktuali informacija.
Tuo pačiu jums kaip tėveliams, kaip globėjams iš Vilniaus miesto savivaldybės kaip nuolatos bus siunčiama aktuali informacija apie procesus ir priėmimo eigą. Na, o priimtų mokinių sąrašus mes privalome ir be abejo tai darysime ir skelbsime savo mokyklos internetinėje svetainėje pagal taip, kai vyks mūsų priėmimo posėdžiai. Tik tai priminsiu, kad skelbsime ne konkrečius vardus pavardės, bet skelbsime tik tai vaiko numerį. Kai jūs prisiregistruosite ir pateiksite prašymą, jūs gausite savo identifikavimo kodą su numeriuku MOK ir ten bus jų numeriukas. Tai to numeriuko nepameskite, tai čia ir bus jūsų kodas, pagal kurį jūs matysite, koks yra jūsų vaiko numeris ir pagal tai spręsite, ar jūs priimti į mokyklas ar ne. Tai jeigu kalbant dabar apie mūsų mokyklą, tai mes šiais metais nuo 2025 rugsėjo 1 planuojame priimti ir formuoti naujas pirmas 5 klases, tai yra 5 komplektus ir taip pat 5 5 klasių komplektus, tik tai mes pildysime jau savo esamas 4 klases. Šiuo metu pas mus 4 klasėse yra vidutiniškai apie 24 mokinius, o pagal visas normas mes galime priimti iki 30 mokinių, tai pildysime tiesiog tas esamas 5 klases ir naujos papildomos klasės jau nebeformuosime. Turime apgailestauti, bet šiuo metu pakol kas šiai dienai laisvų vietų į visas kitas klases, tai yra į 2, 3, 4, 6, 7 ir 8, pakol kas vietų neturime. Na, jų gali atsirasti eigoje, sakykime, birželio mėnesį gal vaikai kažkur išeis į kitas mokyklas, paliks, gali būti, kad tų vietų ir atsiras. Bet šiuo metu deklaruojame, kad tų vietų neturime, tai prašymus teikti galite, jie gali būti svarstomi, bet pakol kas yra tokia situacija. Ko jums reikėtų nepamiršti pildant prašymus ir kas yra labai svarbu ir aktualu? Nepamirškite, pildant prašymų būtinai prikabinti, jeigu turite visas išvadas iš PPT tarnybos. Šitas mums labai padeda formuojant klases, paskirstinti tolygiai vaikus, kad vienoje klasėje nesusiformuotų labai didelis skaičius vaikų su, sakykime, kuriem reikia daugiau pagalbos. Tokiu būdu mes užtikrinsime tokį tolygesnį ir kokybiškesnį ugdymą klasėse, kai vaikai bus paskirstyti tolygiai per klases. Todėl tuos dokumentus būtinai prisekite. Taip pat nepamirškite prisekti dokumentų, jeigu esate daugiavaikė šeima, tai įrodančius vaikų gimimo liudijimus, kurių vaikų turite. Jeigu turite naują butą pirkę ir jūsų sutartis yra iki 2 metų, lygiai taip pat turite ją prisekti, nes tada gausite papildomus 2 taškus. Jeigu nepriseksite tos sutarties, o jūsų būstas įsigytas ir deklaracijai dar nėra 2 metų, vadinasi, jūs negaunate tų 2 papildomų taškų. Jau kaip ir rodžiau prašymę, būtinai nepamirškite pažymėti, kad norėsite lankyti VDM grupę. Nepamirškite nurodyti dorinio ugdymo pasirinkimą. Mokykloje siūlome etiką ir tikybą. Ir jeigu rinksitės 5 klasę, labai svarbu 5 klasėje mums nurodyti, kokią 2 kalbą jūs rinksitės. Kai jūs pildysite prašymą, pirmoji kalba, aišku, bus anglų kalba, tai jūs ją ir nurodysite, o 2 kalba, kadangi tai yra sistema bendra Vilniaus, tai jums išmes ten daug kalbų pasirinkimo. Jūs ten matysite ir vokiečių, ir prancūzų, ir ispanų, ir lenkų. Mūsų mokykloje yra siūlomos tik tai 2 kalbos, arba prancūzų, arba vokiečių. Tai iš tų 2 kalbų jums reikėtų pasirinkti 2 kalbą. Na ir sutartis. Kai jau užpildysite prašymus ir jeigu pamatote, kad jau esate priimti, gavote kvietimą, kad į mūsų mokyklą esate kviečiami, tai sutartį turėsite pasirašyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo gauto pakvietimo. Jeigu per tą 30 kalendorinių dienų nepasirašote, tai jūsų elektroninė ta sutartis yra nutraukiama ir tiesiog mes jūs išbraukėme iš sąrašų ir į tą vietą priėmame naujus mokinius.
Labai svarbu ir labai didelis jūsų prašymas, suprantu, kad būna jūs pateikėte prašymus į mūsų mokyklą, bet tuo metu dar stojate ir į kitas mokyklas. Bandote eiti į privačią mokyklą ar einate į kokią muzikos mokyklą ir jūs gaunate ten pakvietimą. Deja, bet pakol kas sistemoje mes nematome, kad jūs būtumėte priimti į privačias ir muzikos mokyklas ir tiesiog matome, kad jūs stovite vietoje ir jūsų tas prašymas nejuda. Todėl labai didelis prašymas, jeigu esate priimti į muzikos kažkokią mokyklą arba nueinate į privačią, arba pasirenkat privačios mokyklą, tai paskambinkite į raštinę ir tiesiog praneškite. Arba galėsite į priėmimo komisiją paskambinti ir pranešti, kad jūs atsisakote mūsų mokyklos ir keliaujate kitur. Tai tiek labai trumpai, jeigu paskui bus dar klausimų, tai tada aš mielai juos atsakysiu, o dabar perleidžiu žodį čia Anitai ir jinai turbūt pati susibendrins skaidres. Taip, ačiū. Labas vakaras dar kartelį. Tuoj subendrinsiu skaidres, kad galėčiau pratęsti. Kol čia Anita bendrina, yra vienas klausimas, ar įrašas bus patalpintas kažkur viešai. Jei taip, norėsiu gauti nuorodą, tai greičiausiai įrašą paskelbsim ten, kur yra ir dabar skelbimas apie šitas atvirų durų dienas svetainėje, tai galėsite dar kartą peržiūrėti. Bet jūs matote šitą turbūt, ar ne? Tai mažiuk, va. Aš šiek tiek papasakosiu, ką siūlo mūsų mokykla, ko pas mus mokoma. Akcentas bus turbūt pradinės klasės, bet taip pat paliesime ir 5-8. Mūsų mokykloje nuo pat 1 klasės pradedame mokyti anglų kalbos. 3 klasėse turime informacinių technologijų pamokas. Tai yra kaip papildoma pamoka skirta 3 klasių mokiniams. Tuo tarpu 4 klasėse informacinių technologijų pamokos jau yra integruojamos su pasirinktu dalyku, kurį pasirenka klasės vadovas arba vadovė. 5 klasėse papildoma antroji užsienio kalba, kaip ir Jurgita minėjo, tai yra vokiečių arba prancūzų kalba. Tad, kai pildysite prašymus, prisiminkite, jog būtent šios kalbos siūlomos mūsų mokykloje kaip antrosios kalbos 5 klasėje. Taip pat siūlome 2 klasėse savo mokiniams plaukimo pamokas. Šiais metais mokiniai važiuoja į Ozo baseiną ir mokosi ten ne tik plaukti, bet ir susipažįsta su saugaus elgesio vandenyje taisyklėmis. Pradinėse klasėse nuo pat 1 iki 4 veikia visos dienos grupė, tad irgi neužmirškite, kai pildysite prašymą, pažymėti, jog norėsite ją lankyti. 1-2 klasėse mokiniai turi šokių pamoką 1 savaitinę, o 3-4 tai yra teatro pamoka. Mūsų pamokų pradžios laikas yra 8:30. Į mokyklą dažniausiai vaikai šiek tiek anksčiau atvažiuoja, nuo 8:15 jau užtikriname saugumą ir esame pasiruošę draugauti su savo mažaisiais ir didesniais mokiniais. Savo mokykloje turime tikrai gausų pasirinkimą būrelių, neformalų švietimo, tiek yra mokami būreliai, tiek nemokami. Esu sudėjusi nuorodas, bet lygiai šitos nuorodos yra paimtos iš mūsų tinklapio antakalnio.lt, kur galite pasižiūrėti. Ir iki šiol rugsėjo 1 dieną mes organizuodavome būrelių mugę, kur gali ateiti tiek tėveliai, tiek mokiniai, susipažinti, ko yra mokoma, kokie užsiėmimai vyksta, ar ne, pasikalbėti su būrelių vadovais ir tai pasirinkti savo tinkamiausią.
Iš mano pusės tiek, perduodu žodį Agnei. Agne, ar man bendrinti skaidres? Gali tada toliau keliauti. Tai apie mokyklos išskirtinumą šiek tiek pakalbėsiu, tai pakankamai trumpai, matot mokyklos viziją ir pagrindinės vertybės ekrane. Turbūt svarbu paminėti, kad mums jos tikrai labai svarbios ir visi susitarimai, kurie yra mūsų mokykloje, remiasi tomis vertybėmis. Tai esame bendrai atvirumas ir darnus mokymasis yra turbūt toks mokyklos centras, apie ką sukamės. Ir toliau paminėsiu kelius tokius išskirtinius būtent mūsų mokyklos aspektus, kurie gali būti jums aktualūs ir įdomus. Kita tada keliaujam prie pozityvaus elgesio palaikymo sistemos. Tai yra sistema, kuri pradėta dėkti mūsų mokykloje. Labai plačiai nesiplėsiu, bet tikrai galite pasidomėti. Tai šiuo metu įtraukties centras renkasi tik nedidelį kiekį mokyklų, su kuriomis būtent šitą sistemą bando dėkti, tai tuo labai didžiuojamės ir tikrai pozityvumas kaip vertybė mums yra labai svarbi tokia vertybinė ir mokyklos linija, kartu mokomės ir nesmurtinės komunikacijos ir mokymo vaikus būtent to teisingo elgesio per paskatinimą ir per pozityvius dalykus kiek įmanoma. Tai čia į šitą sistemą galite, kam įdomu, netgi truputį daugiau pasidomėti. Tada turbūt mūsų didelis išskirtinumas, nes ne tiek daug mokyklų turi mokyklas be telefonų, o mes tapome nuo šių mokslo metų mokykla be telefonų ir tikrai tą darėm dėl to, kad tyrimai rodo žymiai geresnį vaikų susikoncentravimą, akademinius pasiekimus ir apskritai socialinius ryšius, kai jie yra be telefonų. Tai čia viena vertus padarėm didelį pokytį savo mokyklai, kita vertus svarbu paminėti, kad mums svarbu ir tėvų įsitraukimas visuomet, kad šita linija be telefonų būtų palaikoma ir tėvelių, kurie renkasi mūsų mokyklą namuose. Taip, toliau keliaujam, kad ir čia svarbu, tęsiant liniją mokyklos be telefonų, paminėti, kad nepaisant to, kad pertraukų metu mokiniai neturi telefonų ir tai yra mūsų bendruomenės susitarimas, tačiau skaitmenos mokykloje yra labai daug. Ir esame vienintelė valstybinė mokykla Lietuvoje, kuri gavo Google mokyklos statusą ir keliaujam tuo keliu. Tikrai skaitmenos pamokose arba mokinių sritise yra labai daug. Mokiniai turi savo ir Google elektroninius paštus, per juos jungiasi. Kiekviename mokyklos aukšte yra Chromebookai, mokiniai skatinami naudotis technologijoms, ypač jeigu tai reikalauja galbūt kažkokie tais poreikiai, arba tiesiog skatinant jų skaitmeninės kompetencijas. Tai čia apie technologinę dalį, kad nepaisant to, jog esam be telefonų, vis tiek žiūrime skaitmeną. Ir tuomet aktyvios pertraukos svarbu paminėti, nes daug kas irgi klausia, kad ką vaikai veikia, kuomet nėra telefonų. Dažnas susirūpinimas, tai pas mus mokykloje veikia socialinio emocinio ugdymo grupė, tai yra SEU komanda suaugusiųjų žmonių, kurie galvoja, o kaip padaryti gyvenimą vaikams geresnį ir jeigu jau paimam telefonus, kaip skirti dėmesio tam, kam jie galėtų skirti, prasmingam laisvalaikiui, tai organizuojam aktyvias pertraukas mokykloje, šokių pertraukas, ar stalo žaidimų pertraukas ir panašiai. Ir čia irgi visuomet kviečiam tėvus įsitraukti, tėvus ir pačius mokinius, siūlant idėjas, jeigu norit prisidėti, pasiūlyti veiklas, tai esam labai atviri bendradarbiavimui. Ir tuomet gal ir toksai apibendrinantis dalykas, nes labai trumpai pristačiau pagrindinius tokius išskirtinumus, kad tos vertybės, apie kurias mes kalbam, apie bendruomeniškumą, pagarbą ir atsakomybę, kad tikrai visuomet tikimės ir iš tėvų, ir iš šeimų, kurios renkasi mūsų mokyklą, kad čia būsime vienoje linijoje, kad jums irgi rūpės dėmesys ryšių ir santykiai su vaikais, kad turėsit panašų galbūt požiūrį į skaitmeninės technologijas ir palaikysite mūsų iniciatyvą.
kad tikrai ta pagarba būtų svarbi kaip ir mums, apie pozityvumą, apie palaikymą ir tai kalba yra apie visą mokyklą, ar ne, kad ir sprendžiant situacijas ne tik su savo vaikais, bet ir su mokytojais ta pagarba atspindima, komunikuojant įvairiausiose situacijose ir panašiai. Ir apie atsakomybę, kad tikrai tikimės, kad ateinant į mūsų bendruomenę visi galėsim kartu ieškoti sprendimo ir pirmiausia klausimo, ką aš galiu padaryti. Tai čia taip labai trumpai apie mūsų tokios vizijos dalis. Taip, čia sustosiu. Ir laukiam jūsų. Ačiū, Agnei. Ačiū Čenitai, ačiū Agnei, ačiū Jurgitai, kaip suprantu, taip pat greitai. Ja, taip. Klausimus atsakyti, mačiau vakar buvo užduoti. Taip, labai. Aš tik jos atsivertus, kaip čia su priėmimu labiau susiję, tai aš pabandysiu atsakyti. Matau klausimas, ar jūsų mokykloje yra priešmokyklinė grupė? Deja, neturim tokios grupės, mes priėmam nuo 1 klasės iki 8. Tada kitas klausimas, ar žinomos būsimos pirmokų mokytojos? Jeigu taip, kaip galima būtų su jomis susipažinti? Na, šiuo metu mes tikrai negalime jų pristatyti pirmokų mokytojų. Paprastai būna 4-okus, kas išleidžia, aišku, ima ir 1-okus, bet konkrečiai dabar mes jų dar nepristatom ir kažkokio susipažinimo specialiai su mokytojam neorganizuojam, bet planuojame daryti 1-okų stovyklėlę, kuri vyks birželio mėnesį. Tik tai ne su mokytojom, bet planuojame daryti su specialistų komanda tą stovyklėlę, kad vaikai tiesiog suprastų, kas yra mokykla ir mes patys norime pažinti tuos 1-okus. Tai vat toksai bus pažintinis, na, o su mokytojais jau iki galo, kokie mokytojai ir kas bus, greičiausiai sužinosite tik tai su rugpjūčio mėnesį. Buvo dar klausimas, esame iš Anglijos, planuojame persikelti į Lietuvą, ar turime prioritetus į jūsų mokyklą. Tai čia lygiai tą patį galiu pasakyti, ką ir sakiau. Pirmiausia yra teritorija, mes priėmame teritorinius vaikus ir jeigu liks laisvų vietų, kai jau susikomplektuosime ir matysime, kad dar trūksta į klases, tik tada pradėsime svarstyti prašymus neteritorinių vaikų. Tai ar jūs būtumėte iš Anglijos, ar jūs būtumėte iš Lietuvos, bet koks klausimas pirmiausia tikrintis, ar jūs esate ir priklausote mūsų mokyklos teritorijai. Tada jau teikiate tuos visus prašymus, žiūrim, kokia deklaruota gyvenamoji vieta, ar esate daugiavaikė šeima, ar gal yra vaikai su poreikiais, tai visa tas yra pagal taškų skaičiuojama. Čia paskui klausė, čia tas pats klausimas buvo dėl 2 metų, rugsėjo mėnesį sueis 2 metai. Laikas skaičiuojamas birželio 1 dienai. Tai dar 2 metų, kadangi nebus sutarčiai, tai tada jūs turėtumėte prisekti pirkimo sutartį buto ir tada 2 taškus papildomus gaunate, jeigu priseksite pirkimo sutartį. Atrodo, atsakiau į visus klausimus, kurie buvo pateikti anksčiau. Irgi tai yra vienas klausimas susijęs su priėmimu neseniai užduotas. Klausimų turėtų matyti, ar pati paskaitys? Klausimų atsakė. Ar įrašas bus... Ar teisingai supratau, jei mums nepriklauso jūsų mokykla pagal adresą ir, pavyzdžiui, mes 1 turą negauname pakvietimą iš jūsų mokyklos, ar teisingai supratau, jog tikintis gauti vietą per kitus turus pas jūs tikslingai nepasirašyti sutarties su teritorinė mokykla ir laukti jūsų. Taip, per patį 1 kvietimą visiškai tikslinga. Per patį 1 ten pagal tas datas, pats 1, man, jeigu aš dabar gerai neklystu, birželio 5 dieną yra 1 kvietimas ir jūs ten turite 3 dienas tėvelį pasirašyti. Taip, per patį 1 kvietimą tikslinga, jeigu laukiate mūsų mokyklos, nepasirašyti per patį 1 kvietimą. Manau dar, ar būtų galimybė ateiti į mokyklą gyvai, bent trumpai pasižvalgyti, kaip atrodo klasės, valgykla, tualetai ir panašiai. Čia Nitos. Kaip ir Jurgita minėjo, šiaip planuojam birželio mėnesį daryti stovyklėlę. Tai klausimas, ar jūs norite ateiti prieš pasirašant sutartį, po sutarties.
Šiaip iš esmės galimybė tokia yra, jeigu jums tai svarbu, taip. Tik tiek, kad reikėtų užsiregistruoti per mūsų tinklapį, per registrus, kada norite atvykti ir mes su jumis susisieksime. Mes galim paprašyti mūsų senato narių. Mūsų senato nariai šiaip visai yra šaunūs vaikai ir jie gali padirbėti tokį darbą ir palydėti jūsų klases. Gal ir visai yra įmanoma. Tik tai turit registruotis, kad mes iš karto žinotumėme, kad galėtumėme susiplanuoti tą. Aš matau dar rankas. Jo, Jurgita, kol atsakysi taip, kažkas pakėlė ranką, tai jeigu ieškotumėte registrų mūsų svetainėje, tai yra štai juoda linija registrai ir kaip Čenita turėjo dėl užsiregistravimo, tai prašom būtent šitą registrą užpildyti. Čia tiesiog prašom nurodyti savo vardą pavardę, pasiūlyti kelius susitikimo laikus ir mes tada gaunam pranešimą apie tai ir bandom sureaguoti. Tai čia papildant Čenitą ir panašiai. Tai registrą rasite mūsų svetainėje Antakalnio LT, einate į registrus, štai šitas mygtukas ir štai šitas registracijos žurnalas, svečių registracijos žurnalas dėl to, kad atvykti susitikimas pažiūrėti mokyklą arba susitikti su specialistais. Taip, ir iš tiesų yra vienas žmogus, kuris kelia ranką, tai... Sveiki, taip ačiū labai, dėkoju už pristatymą. Noriu pasiteirauti, ar turite sporto salę, kur vaikai sportuoja, galbūt jie sportuoja salėje, galbūt klasėje, kokios yra jų galimybės? Ačiū. Taip, turim sporto salę ir turim stadioną. Šiaip tai sporto salėje, jeigu jūs kalbate apie pradinio ugdymo pamokas, tai 2 pamokos vyksta sporto salėje, o 1 pamoka yra vaikai vedami į lauką. Šiaip ir dideliem tas pats, ir 5-8. 2 pamokas jie paprastai sportuoja sporto salėje, o 1 pamoka yra tiesiog pasivaikščiojimas griname ore po lauką, nepriklausomai nuo to, kokios yra oro sąlygos. Nebent labai smarkiai lyja, jeigu jau tenai sušlampa. Bet šiaip tai tikrai ta 1 iš 3 pamokų yra visada lauke. Ir didžioji dalis, net jeigu geras oras, netgi ir tos likusios 2 pamokos nebūtinai turi vykti salėje, bet vyksta ir lauke. Bet yra salė, turim didelę, netgi 2 turime salės. 1 yra didžioji salė, kita yra mažoji salė. Bet jos visą laiką užimtos. Ačiū ir dar papildomai gal galėčiau pridėti, pastebėjau, kad pas jūs skirtingai negu kitose mokyklose, anglų kalba yra nuo 1 klasės ir tuomet antroji užsienio kalba yra nuo 5 klasės. Tai galbūt galima susidaryti tokį įspūdį, kad jūs labiau akcentuojat humanitarinius mokslus negu, sakykime, techninius, inžinerijos ir IT ir panašiai. Dėl antrosios kalbos pridėsiu, kodėl mes pasirinkome 5 klasėje. Ten yra 1 savaitinė pamoka, tokia įžanginė pamokėlė, ne 2 savaitinės, kaip priklauso pagal ugdymo turinį, nors ir dabar galima keisti, galima laviruoti, netgi ugdymo turinys leidžia rinktis, pavyzdžiui, 1 kalbos 2 kalbas, 2 kalbos 3, bet mes pasirinkę dabar esame 2 valandas, o 1 kalbai 3. O 5 klasėje tai 2 kalbai yra 1 valandėlė, bet mūsų toksai tikslas yra pagal 2 kalbą mes susiformuojame ir 5 klases. Mums gerai išeina, nes mums tada ir vaikam langų neatsidaro, ir klasės to lygiai išsidėsto tos kalbos, ir grupės to lygesnės būna, negu kad jie rinktųsi 6 klasėje. Jeigu jie pasirenka 6, tada susidaro tokios jungimai klasių, atsidaro kartais vienas kitas langas, 1 arba paskutinė pamoka dingsta. Tai vat su tuo tikslu ir ta mūsų antroji kalba tokia supažindinimo, su abėcėle, mokytojai po truputėlį pažįsta. O 1 klasėje jau kažkaip nuo seniau tėveliai visą laiką pageidavo kaip ir neformalaus to ugdymo anglų kalbos, ir tų papildomų pamokėlių, tai mes tiesiog nutarę esam, kad 1 klasėje irgi 1 tą savaitinę pamokėlę, tas 35 minutės pirmokam jau pradedame dėstyti anglų kalbą. Bet tikrai nesiakcentuojame į humanitarinius mokslus, tiesiog esame, nei sustiprinti tie, tiesiog esame bendrojo ugdymo mokykla, kur visi dalykai to lygiai. Ačiū labai.
Dėkui už jūsų klausimą. Ar dar būtų, kas užduotų, norėtų paklausti? Matau, klausimų dar yra. Krito, jeigu gerai matau. Taip. Pirmas, ar turite visus vadovėlius reikalingus mokymui ir tenka padirbėti su ekranais pradinėse klasėse? Jūs nori atsakyti? Pradinės klasės čia. Turime visus vadovėlius, kaip tik jau sužiūrėjom, kad būsimiems pirmokams, antrokams turėsime taip pat. Viskas tvarkoje. Skaitmenos, kaip ir minėjau, irgi įterpiam, ar ne, 3 klasėje IT pamoka, 4 IT integruota. Jo, tai pirmoji nesistengiam labai apkrauti ekranais. Iš tiesų pateisybė, nebent papildomai kas nors vyksta, bet mūsų patirtis rodo, kad pirmokams ir taip yra daug iššūkių, tai neturim tokio prioriteto iš karto pradėti prie ekranų, nepaisant to, kad galbūt turim pakankamai įrangos, kad galėtume pasiūlyti, bet nėra mūsų prioritetas pirmose klasėse. O jau vyresnėse tikrai turime ir daugiau ekranų, bet tas ekranas irgi tikslas mūsų visgi išnaudoti atsakingai. Tiesa, teisingumo dėlei verta paminėti, kad visiems mokiniams jau ir nuo 1 klasės suteikia mokyklos pašto adresą @antakalnio.lt, vardas.pavardė@antakalnio.lt. Ir šituo adresu mes tengiamės jungtis į visas kitas elektroninės sistemas. Tai yra ir elektroninį dienyną, šiai dienai yra mano dienynas LT, ir į kitas sistemas jungiasi būtent mokyklos adresu ir tokiu būdu yra lengvesnis vaiko identifikavimas. Kitas klausimas yra dėl ar pirmokai gali išeiti iš... Praleidot, žinokit, viršui. Ar esamiems 4-okams besimokantiems Antakalnio progimnazijoje reikia pildyti prašymus ir patekti 5 klasę? Labai aktualus klausimas. Kaip tik rytoj susitinku su 4 klasių vadovėm ir informaciją dar perduosiu ir jom, tai jos dar papildomai ir jūs painformuos, bet taip, 4-okų tėveliam privalu pildyti prašymus į 5 klasę, visą kaip ir daro kiti, tik tai tiek, kad jūs be jokios eilės turite pirmenybę iš karto patekti į 5 klasę, bet prašymai privalu pildyti. Jeigu tų prašymų nebus, tada jau galime jūs ir išbraukti. Mes jūsų prašymų net nesvarstome, mes iš karto jūs priėmame, bet tie prašymai turi būti, nes ir sutartys yra naujos, nes jūs pradedate naują programą. Iš pradinio ugdymo einate jau į pagrindinį ugdymą. Ir paskui matau dar klausimą Agnei, ar turite mokinio padėjėjų, jei taip, kiek jų yra ir kaip jie paskirstomi? Tai jeigu apie skaičių, tai gal apie 15 šiuo metu turim mokinio padėjėjų. Nežinau, kiek tiksliai tą informaciją galite. Irgi girdisi. Tai apie 15 turim, tikrai pagalbos komandos yra nemažai, bet aišku, mūsų mokykla irgi tikrai yra didelė. Tai kaip jie yra skirstomi, dažniausiai kiekvienas vaikas, tiksliau visada kiekvienas vaikas turi pagalbos planą ir tame pagalbos plane dažniausiai ateinant jam iš PPT, turint išvadas yra numatyta, kiek tos pagalbos turėtų būti, kokia ta pagalba turėtų būti ir pagal tai jau tą pagalbą kiekvienam vaikui sudėlioja. Ir čia iš tikrųjų galiu įsiterpti, nes viskas, kas liečia įtraukti, mums tikrai yra labai svarbu mokykloje ir labai kviečiu susitikti su manim asmeniškai dar prieš prasidedant mokslo metams, tai tie, kam rūpi, galbūt jeigu vaikui reikės padėjėjo ar papildomos pagalbos, tai galit man asmeniškai parašyti kontaktais, kurie yra mokyklos svetainėje. Tikrai labai mielai susitinku su visais tėvais, papasakoju, kokia yra mūsų situacija, kokie yra privalumai, kur gali būti iššūkiai ir labai gerai yra ne rugsėjai susipažinti, o anksčiau, kad žinotumėm, kaip tą pagalbą planuoti. Tai bet kokiu atveju klausimai, kurie liečia įtraukti, tikrai galit asmeniškai rašyti ir susitikti. Nes aš ir pati šiandien turėsiu atsijungti, tai tiesiog kvietimas yra labai asmeniškai kreiptis ir net ir su specialistais galima susitikti, pasižiūrėti, kokia ta situacija. Tai tiek. Ačiū, Agnė. Dar yra klausimų, taip? Dabar apie pirmokus, Šenita, tau žodis pakalbėti dėl pirmokų po pamokų.
Ar jie gali išeiti iš mokyklos po pamokų ir per pertraukas? Ir kas dalyvauja, matyti VDG parašyta, bet įsivaizduoju, kad Supratau, taip, vadam. Tiek pirmokai apskritai mūsų visi mokiniai, kadangi esame progimnazija, ugdymo proceso metu negali išeiti, palikti mokyklos teritorijos. Pradinių klasių mokiniai, įskaitant ir pirmokus, iš mokyklos gali išeiti tik tai lydimi mokytojos arba kitos suaugusio asmens, tai yra mūsų mokyklos darbuotojo. Tiek per pertraukas, tiek po pamokų, ir dabar tas po pamokų susijęs su visos dienos mokykla, ar ne, ta prailginta vadinama grupė, tai vėlgi išeiti gali tik tada, kai mes turime pasirašę visos dienos mokyklos sutartį ir priedą, kuriame nurodyta, su kuo vaikas gali išeiti, o jeigu gali išeiti savarankiškai, tai taip pat nurodyta tiek laikas, tiek dienos, o pats savarankiškai be leidimo vaikas išeiti negali. Dėl mokytojų, tai nebūtinai klasės mokytoja dirbs visos dienos grupėje. Kita vertus, bet kokiu atveju visos dienos grupėje bus ir kita mokytoja, nes vienas ir tas pats žmogus negali atidirbti pamokų metu ir paskui visos dienos grupėje, nes paskaičiavus valandas, tai gerokai viršys leistiną etatą. Aš galiu gal iš karto atsakyti ir dėl edukos eduteno. Taip, tai naudojam tiek pradinėse, tiek 5-8. Eduka užsisako, aš papildysiu, kad dėl eduka tiesiog patys mokytojai renkasi, ar jie nori naudoti ar ne. Ir tikrai šiais metais mes 8-okam pirkome eduką, nes vadovėlių trūko, tai mūsų 8-okai naudojo kelios klasės pakankamai intensyviai eduką. Kai kurie mokytojai paprašo ir tėveliai patys licenzijas edukos perka, bet naudojam. O eduteną taip, turime eduteną mes gauname iš savivaldybės ir mūsų eduteną naudojam. Dar aš perimu dėl pamokų laiko pirmoje klasėje. Pamokų laikas visai mokyklai prasideda 8:30, o pamokos trukmė pirmosioms klasėms yra 35 minutės. Dėl prailgintų grupių, taip, mes jas turime. Taip, klausimas dėl 6 perėjimų į 6 klases. Aš turbūt suprantu, jeigu dabar priimame 5 klasę ir klausimas, ar kitais metais į 6, tai tikrai neišmesim jau. Jeigu jau priėmėme 5 klasę, tai jūs jau iki 8 klasės jau esate mūsų mokiniai ir nereikia jau antrą kartą stoti į 6. Mes į dabartinės 6 neturime klases. Jeigu jūs, pavyzdžiui, iš 5 kažkurios klasės norite eiti ir keisti mokyklą ir norite į 6 klasę, tai į šitas 6 klases neturime vietų. Turbūt atsakiau. Ne? Tada klausimas vėl apie 5. Minėjote, kad naujų klasių nebeformuojam, taip, ir užpildom iki 30. Kiek planuojate užpildyti? Tai kaip ir sakiau, vidutiniškai dabar mūsų 4 klasės yra apie 24 vaikus, bet būna, kad ir iš mūsų išeina, įstoja į kitas mokyklas, gali būti ir sumažėti tas skaičius. Tai vidutiniškai mes kažkur priėmam apie 30 naujų mokinių 5. Ir paprastai patenkinam poreikį. Paprastai apie 30 mokinių būna naujų. Tada baigus progimnaziją, visi vaikai tęsia mokymus, ar vėl vyksta. Taip, gimnazija yra visiškai kita mokykla, mes su ta gimnazija nesame niekuo susiję, tik to, kad vienintelis turbūt, kad pavadinimas Antakalnio, bet taip, gimnazijoje jūs vėl pildote prašymus ir vėl ta pati teritorija ir tiesiog kaip... Daugiau yra ten specifikos ir reikėtų pasidomėti, bet tai pagrindas yra teritorija, bet gimnazija turi jau tam tikrą profiliavimą, skirtingas klases, tai dėl to
Prieš stojant į gimnaziją reikėtų pasidomėti tuo metu progimnazijai nustatytomis taisyklėmis. Bet siūlyčiau taip anksti nežiūrėti, nes teisės aktai keičiasi, tai kai einamaisiais metais bus, verta pažiūrėti einamaisiais metais. Apie pirmokus klausimas dar. Mhm. Kada valgo pietus ir kur valgo, klasėje ar valgykloje? Mhm. Pietus ir pavakarius valgo valgykloje, jeigu vaikai atsineša dėžutes, jas taip pat su kitais klasės vaikais nešasi į valgyklą. Ten yra galimybė pasišildyti mikrobangėje, jeigu yra poreikis, ir tvarkingai pavalgyti. Ačiū. Gintarė, prašom užduoti klausimą. Dėkoju, dar turiu papildomą klausimą. Kiek daug namų darbų yra užduodama, ar vaikams yra tas laikas skirtas per podienį juos užbaigti, ar jų nėra tiek daug, koks tiesiog krūvis tas yra? Apie kurias klases kalbam? Apie kurią klasę atsakyti jum? Apie pirmas? Taip, pirmoji klasė. Namų darbų, jeigu ir užduodama, tai tikrai nedaug, viskas priklauso nuo kiekvieno mokinio asmeninės pažangos. Tarkim, kiek jisai susirenka, vaikai susirenka į klasę, ar ne, ir skirtingi lygmenys būna tiek skaitimo, tiek rašymo, skaičiavimo. Tai labai individualiai priklauso nuo kiekvieno vaiko gebėjimų. Visos dienos grupėje atliekamos užduotis, tiek namų darbai, tai praktiškai visus tuos darbus pasidaro mokykloje ir namuose nebereikia atlikti, nebent yra kažkur spragos, kur reikia pasivyti. Dėl pirmokų. Ačiū. Bet labai svarbu knygų skaitimas. Tikrai neužtenka pamokos laiko, tai stengiasi ir visos dienos grupiai po truputį skaityti, kai aišku vaikai tą gali daryti, bet papildomi dalykai mokymosi rezultatai taip pat mums svarbus yra ir vis dėlto pradinės mokyklos uždavinys yra padėti vaikui pasirinkti galimybę mokytis nuo 5 klasės. O tam reikia ir gerų skaitimų, ir skaičiavimo gebėjimų, gali išmokti šiek tiek gebėti mokytis, tai tikrai yra ką veikti ir tai taip pat yra svarbi mokyklos užduotis, kurią mes bandome gyvendinti. Turbūt dar yra naujų klausimų, nes Ar profiliuojami vaikai perinant į 5 klases? Atrinkti vaikai į gabesnės klases? Ne, mes netrenkam nei gabesnių, nei nieko, mūsų klasės visos vienodos. Į rezultatus ir tų, kurių vaikus naujai ateina, tikrai nežiūrime. Mes priimdami ir formuodami klases remiamės dorinio ugdymo pasirinkimais, kad būtų tolygus pasiskirstimas, kaip jau sakiau, antrų kalbų irgi tolygus pasiskirstimas, jeigu, sakykime, prancūzų, vokiečių, tai kad būtų tolygios grupės, nebūtų vienoje labai didelė prancūzų arba vokiečių mažesnė. Ir berniukų mergaičių irgi stengiamės pasižiūrėti santykį, kad nebūtų labai mergaitiška, labai berniukiška. Aišku, ne visada taip jau tolygiai labai pavyksta, bet žvelgiam į tuos. O į vaikų pasiekimus mes formuojam klases neatsižvelgiam. Ačiū. Dar vienas matau. Kokios galimybės patekti į jūsų mokyklą 6 klasę vaikui, kuris priklauso pagal teritoriją, bet kaip minėjote, šiam momentui neturite laisvų vietų? Tiesiog vis tiek teikite prašymą, šiai minutei teikite prašymą, kaip ir sakiau, visko gali būti, kad tų vietų atsilaisvino, o toliau vėl svarstome, žiūrint pagal tiek, kiek prašymų, bet dėliojame lygiai tą pačią tvarką, kaip ir visus kitus, pagal taškų skaičių, pagal balus. Jeigu, pavyzdžiui, jūs turėsite tik 2 balus, o kas nors bus pateikęs prašymą ir turės 4 taškus, tai be abejo pirmenybė bus tam, kas turės daugiau taškų. Bet jeigu vietų nebus, tai ir teritorinių negalėsime priimti, nes jūs vis tiek mokotės kažkokioj mokykloje ir mokyklą tikrai turite. Dėl pasiekimo klausimas.
Klausia, kaip mokykla atrodo miesto ir visos šalies mastu. Greičiausiai vertėtų remtis nacionalinių mokinių pasiekimo patikrinimo rezultatais. Tai nėra blogi mūsų mokyklos, tikrai yra atitinka miesto kontekstą, miesto iš principo yra geresni negu dažnai yra mažesnių miestelių. Tai jau yra ilgalaikė patirtis, tai ir pačios mokyklos rezultatai yra kai kuriais metais aukštesni, tarkim, įskaitimo ir iš matematikos šiek tiek negu, tarkim, įprastas vidurkis, būna iki vidurkio nueinam, bet jie tikrai yra reikšmingai aukštesni negu mažesnių miestų mokyklų Lietuvoje, tai jeigu taip žiūrėti. Tai, nes mums irgi rūpi, kaip vaikai mokosi, bet individualūs rezultatai priklauso jau nuo kiekvieno vaiko. Galų gale, galbūt tikrai vertėtų atkreipti dėmesį, kad patys patikrinimai dažnai pateikia objektyvios informacijos, kur būtų galima pasitemti, kur dažniausiai klystame, tai nereikia, kaip sakyti, kai dažnai pradam sloguoti, galvojame, kad galime gerti įvairiausių vaistų, tai šiuo atveju pasiekimai parodo, kur galbūt mums kyla iššūkių mokantis ir ką galima konkrečiau tobulinti. Pavyzdžiui, galbūt ne iki galo perskaitom sąlygas arba ne iki galo suprantam sąlygos perskaitimo. Ir pirmiausia, šitą reikia problemą spręsti, kad pagerinti mokymasi pasiekimus. Tai mes tuos duomenis stebim, kalbame su mokytojai taip pat išgyvena dėl tų rezultatų ir stengiasi padaryti viską, kad tuos rezultatus pagerinti. Labai svarbu bendradarbiavimas kartu, tai verta paminėti, kad yra tikrai ir mokykloje numatytų nemokamų mokymuose pagalbos priemonių, tai yra konsultacijos, kurias gali lankyti mokiniai, tas grafikas yra sudaromas ir skelbiamas, tiesiog reikia kartais padrąsinti vaikus, klausti, domėtis ir kartais paskatinti atvykti iki mokytojo, pasikalbėti, nes tikrai mokytojai pasiryžę yra padėti, kai to reikia. Ar būtų dar klausimų, jeigu ar mokykloje yra psichologų ir kaip jie dalyvauja ugdyme? Agnė? Išėjo, Agnė, atsijungus Agnė yra. Taip, tikrai mes turime dabar 3 psichologus šiuo metu ir pakankamai labai įsitraukia į ugdymą tikrai ir sprendžiant įvairius klausimus, ir su tėveliais bendrauja, ir su vaikais bendrauja. Turim psichologus. Taip pat jie konsultuoja tėvelius ir su tėvais atskirai dirba, ir su vaikais atskirai dirba, ir įsitraukia į specialistų komandą, ir šiaip mokytojams padeda, ir netgi mokytojų komandai padeda. Turim. Dar vienas yra, ar man čia tas pats? Kaip sekasi tvarkyti narkotinių medžiagų ir visų negatyvių pagundų prevenciją. Neturime mes narkotinių medžiagų. Čia gal labiau gimnazijai klausimas. Mes dar su tokiom didelėm, žinokit, bėdom, su tom narkotinėm medžiagom iš tikrųjų nelabai susidurim. Gal daugiau, jeigu, sakykime, 8-tokai, 7-tokai, tai jeigu pabando kokią gal elektroninę cigaretę įsidėti, bet ir taip paskutiniu metu pakankamai retas atvejis, bet taip, mes jeigu sužinome, be abejo atliekame daiktų patikrą ir pirminis, ką darome, tai bendraujame su tėvais, kalbame su tėvais ir informuojam tarnybas pagal naujas mums pateiktas procedūras, nes tokios rekomendacijos. O šiaip atkreipiam dėmesį, kad mums padeda nuo mokyklai naudojamos bendros priemonės. Vis tiek mes stengiamės riboti žmonių skaičių mokykloje. Mums padeda atpažinti mokinius mūsų, kadangi jų yra daug uniformų dėvėjimas. Tai nėra tik tai ir socialinis, bet yra saugumo, juo labiau, kad pasikartosiu, esam kartu šalia su gimnazija. Mūsų uniformos padeda identifikuoti, kad tai yra mūsų mokinys.
ir dėl to tai yra mums papildoma pagalba dėl tų pačių vaikų saugumo. Tai tikrai stengiamės kalbėtis, o jeigu kažkokiu turime iššūkių, tai sprendžiam priklausomai nuo situacijos gilio. Bet pirmiausia, tai aišku, informuojama yra tėvai, kalbamasi su vaiku, formuojamos tarnybos pagal naują reglamentą, nes mes neturim kitokio pasirinkimo, kaip informuoti, ir tada atitinkamai priiminėjami sprendimai, jeigu mes su tokia situacija susidurėm. Bet tai nėra dažna situacija, bet tai nereiškia, kad jinai negali būti. Tenka pripažinti, kad visada, kaip pasakyti, dėl vaikų smalsumo ir dėl to, kad kartais internetinė erdvė, kur yra visiškai nekontroliuojama ir kur sunkiai yra sugaudoma, dažnai būna pilna, bet mokant vaikus nepasiduoti šitom pagundom ir kalbantis su vaikais, tikrai galima užkardinti ir šitą problematiką. Dar matau vienas. Ar kokiu nors būdu teikiamas grįžtamasis ryšys tėvams apie vaikų mokymąsi, neturiu omeny akademinių rezultatų? Taip, jeigu kalbėti, kad ir apie akademinius rezultatus, apie vaikų mokymąsi, mes turime 2 kartus per mokslo metus susitikimą mokytojų dalykininkų su tėveliais, asmeninius, registruojatės pas norimą mokytoją, lygiai tas pats yra ir su pradinio ugdymo mokytojais. Ir turite tokius asmeninius pokalbius, jeigu kažką tai norite pasikalbėti jūs asmeniškai, paklausti mokytojo arba mokytojas, jeigu mato, kad reikia kažkokių tai įsikišimo tėvelių arba nori pakalbėti, irgi gali būti pasikvietę tėvelius. Ir jeigu neklystu, pradinio ugdymo mokytojai daro ir individualius ir atskirai susitikimus. Čia Nita galėtų pridėti. Tikrai taip, labai dažnas atvejis, kai pradinių klasių mokytojai individualius susitikimus ir tuo metu aptarėte vaiko pažangą. Mes jau viską turbūt tik tą atsakėm, ar ne? Matau dar kitą iš karto, kada anksčiausiai pirmokas atvedamas visi pradinių klasių mokiniai saugumą, pradinių klasių mokiniams saugumą užtikriname nuo 8:15. Ir čia dar vieną klausimą praleidot. Gal galite savo ankstesnę patirtim pasidalinti, kokios galimybės patekti į 1 klasę, jeigu nepriklausote teritorijai? Paskutinius 3 metus priėmėm dėja tik teritorinius. Sunku pasakyti, kaip bus šiemet, negaliu atsakyti. Buvo gal vieni metai, kada galėjom pakviesti ir neteritorinius, visko būna. Sunku pasakyti, žinokit, kiekvieni metai prognozuojami skirtingai. Bet teritorinius paprastai aptarnaujam visus ir priėmam pirmokus visus. Dėl neteritorinių nebūna jų didelis skaičius. Pagal gyvenamą vietą mums priklausytų Antakalnio progimnazija, bet gyvename nenuosavame būste. Deklaruoti esame 1,5 metų, bet buto nuosavybės dokumentų pateikti negalėsime. Ar tai reiškia, kad negalime gauti šios mokyklos? Deja, pagal visus kriterijus taip. Ta prasme, gauti mokyklą, susteikti prašymą galite, bet jums vis tiek sistema prašys, žiūrės į deklaravimo vietą ir lieps pasirinkti jūsų deklaruotai vietai priskiriamą mokyklą. Tai mes jūs matysime kaip neteritorinius. Ir jūs tų taškų neturėsite, jūs būsite svarstomi kaip neteritoriniai vaikai. Bet jeigu esate deklaruoti, bet buto nuosavybės dokumentų, negaliu atsakyti, čia turbūt jūsų asmeninės priežastys, bet taip, jeigu esate deklaruoti ir turite kažkokią būsto nuosavybę, tai reikėtų pateikti dokumentus. Deklaruoti esame Antakalnyje, bet tai nenuosavame būste. Turbūt esate dėl nuomos, suprantu, taip. Kaip ir sakiau, faktinė gyvenamoji vieta įtakos neturi, jeigu esate nuomininkai. Tik nuosavas būstas turi. Dabar jau atsakiau? Kaip ir nematau daugiau klausimų.
Ačiū, dėkoju visiems. Valanda, jau daugiau kaip valanda praėjo po susitikimo. Buvo labai smagu, jeigu jums padėjome apsispręsti, atsakyti jums rūpimus klausimus. Jeigu jų vis dar turite, aišku, galite kreiptis į mokyklą, rašyti, galite užsiregistruoti ir atvykti. Dėkoju, kad domitės, dėkoju, kad rūpinatės, linkim pasirinkti pačią geriausią mokyklą, būti mokymosi dalyviais, nes kiekvienas gyvenimo etapas vaikui ir šeimai yra mokymosi galimybė ir svarbiausia galbūt bendrauti, ieškoti atsakymų ir neskubėti, galbūt karštai reaguoti, o ieškoti sprendimų, ką galima pakeisti šitoj situacijai ir tokiu būdu rodyti pavyzdį mums svarbiausiams žmonėms, vaikams, kaip kartu galime pasiekti daugiau, geriau ir priimant vienas kitą tokį, kokie mes esam ir vienas iš kito mokantis. Tai dar kartą labai ačiū už jūsų laiką ir gražaus ramaus vakaro, prasmingo pavasario ir su dauguma matyti iš jūsų, kurie dalyvaujat, greičiausiai susitiksime. Tai iki kitų susitikimų. Ačiū, geriausio vakaro. Ačiū už sesiją, viso. Ačiū. Gero. Dėkoju. Visa. Ačiū, viso gero. Visa. Ačiū Jurgita, ačiū Čenita. Eteris baigtas jūsų. Kažkas dar klausimą parašė, čia jūs? Ne. Pasakyti. Nes labai gražus esate šaunuoliai, dėkojame už jūsų brangų laiką. Daug kas giria labiau nei kitas prestižinės mokyklas. Ačiū labai anonimui. Malonu girdėti.